Taigi sveiki, gerbiami CS2 žaidėjai. Šiandien prisipažinsiu, aš neturėjau idėjų, kokias video daryti jum. Todėl aš paklausiau chato GPT ir jis pasiūlė, kad jisai gali padaryti mum CS2 configą. Į CS2 configą, jeigu kas nežino, CS2 configą saugosi mūsų crosshairas, video nustatymai, pavyzdžiui, šešėlių kokybė ar kažkas dar. Ir jūs patys pamatysite, ką jie dabar gali šiais laikais padaryti. O aš netempsiu gumos ir einam tiesiai pas chato GPT prašyti configą. Kągi mes jam galim parašyti? Mes galim jam parašyti Sivinikas variantą, nusikurti kiek viskas nustatytų informaciją, video nustatymus. O dabar mes tiesiog galim palaukti. Taigi, chatas GPT jau mums sukūrė failą, jisai paruoštas atsisiųsti, tai dabar taigi tai ir padarykime. Mes esame jau žaidime, bet kadangi mums chatas GPT pasakė pasidaryti rezoliuciją 1920 ant 1080, tai mes taip ir padarysim. Mes darome full screen window ir HD rezoliuciją. Taip pat mums pasakė pasidaryti mažus nustatymus, bet pas mane jie yra jau ant pačių mažiausių. Taigi, mus jau įmeta į žaidimą. Įdomu, ką jis prikūrė mums. Mes matome paprastą baltą crosshairą, statišką atrodo. Kažkiek pakeistą view modelį. Ir atrodo, aš pastebėjau, kad aš ant mouse wheel'o šokinėju. Mums chatas GPT padarė bihopą configą. Pas mus yra žalis hudas. Gal tai yra chato GPT mėgstamas spalva, nieks nežino. Pas mus 4 žmonės langė kažkodėl tai. Kodėl? Nu, jam gerai sekas, tai mes galime eiti kitur. Reikia bijoti. Jis per daug žino. Liko vienas priešininkas. Ir mane iš nugaros nužudė. Ir čia yra mūsų pirmas pakvačitas raundas. GG. Nors ir cheateris buvo. Štai yra pirmas žaidimo statistika. Mes pakankamai gerai pasirodėm šiaip su chato GPT configu. Bet kas gaila yra, kad komanda kažkiek nežaidė. Bet dar priešikų komandoje cheateris buvo. Kągi, mums antrą žaidimą jau rado ir šį kartą jisai yra ant šapo. Ne, kas čia vyksta? Saugokit, kur jūs esat? Mes paplentinė gi esam. Ta prasme. Mane muzika taip sumotivavo, jūs nepagauna. Ta prasme. Ferzas, man atrodo, labai nori kiko. Kad jau labai va taip va prašos. Dabar aišku reikia nepamiršti,
kad reikia pareitinti patį konfigą. Konfigą aš pareitinsiu 6 iš 10. Kodėlgi taip? Nes man rezoliucija 4:3 labiau patinka negu 16:9 arba HD. Tuo pačiu pas mane 4:3 dar yra kažkiek daugiau FPS-ų. Bet, aišku, be to dar ir patogiau žaisti man. Dar kažkiek man nepatiko Curseirs, kurį mums sukūrė ChatGPT. Jis kažkoks atrodo labai tamsus, kažkiek nematomas ir nematosi, kur centras yra. Tu negali pamatyti, kur tu taikais. Pralaimėjom šios 2 mačus ne dėl to, kad aš blogai žaidžiau, o dėl to, kad buvo kažkiek problemų su komanda arba su priešininkais. Pirmam mače Kurdas 2. Ten buvo cheateris priešininkų komandoje, kuris trukdė mum žaisti. Antrame mače pas mane timitai trolai. Jie nebandė visiškai žaisti, jie leido muziką, jiem tiesiog pabarabanant visko. Aš išsisakiau ir iki kito.